Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien riba Sarajeve tarp musulmoniškos ir katalikiškos kultūrų. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien Sekmadienis, 16. rugpjūčio 17. Mes Sarajeve viešbutį. Šiandien darom išeiginę dieną. Eisim dar pavalgyti, dar užvalgom biskį slyvų savo. Ir apžiūrėti miesto. Vakar čia jų restorane pavalgėm, bet silpnai. Aš taip norėjau valgyti, kad aš atėjęs į kambarį, tai suvalgiau viską, kas buvo, visas duonas suvalgiau. Dabar eisim gal, žiūrėsim, kokie čia jau pusryčiai. Jo. Ar čia jie duos porcijom, ar švediškas stalas. 4 žvaigždžių viešbutis turėtų būti, bet žinai. Ne, kad porcijos, kur vakar atnešė, tai labai silpnus. Mažai tukės. Stalas švediškas, tai gerai. Pasirinksim, ką mes norėsim valgyti. Oi, daug visko. Kas čia yra tokie? Nežinau, štai dedu omletą. Dešrelės, kas ten tokie? Blyneliai su variškiu, su džemu. Pasirinkimas didelis. Aš va pasėmiau kiaušinienės, pomidorų. Čia sviestas? Nežinau, tenai man atrodo kažkoks varškės kukulis, sūris, dar va sviestų va čia va. Aš manau, čia sviestas. Ir bandelė. Aš einu dar jogurtų įsipilsiu. Aš tai darysiu kartot. Tai aš eisiu dar kavos ir ačiū. Pavalgėm sočiai, labai sočiai, kiek norėjom, bet ne visi valgė šitas sūris. Pasėmiau vieną druską, negalėjau valgyti. Vienu žodžiu, aš valgiau kiaušinienę tik tai su pomidorais ir dar arbatos išgėriau. Ir jogurto 3 stiklinės išvariau. Pavalgiau skaniai, viskas sūrį. Kavos išgėriai porą puodukų. Kiaušinienės, blyneliai skanūs. Blyneliai su uogiene, tai aš nenorėjau. Valgėm sočiai. Einam į miestą. Einam apžiūrėti miestą. Biskį pailsėsim. Jo, biskį, dviračių, eisim pėsti. Va čia mes atvažiavom šituo keliu. Nuo čia, į kur važiuoja raudona mašina ir sukom į čia ten, iš kur išvažiuoja toj tamsi. Viešbutis. Čia dešiniai. O, miestas kaip atrodo. Čia nuo mūsų viešbučio. Tai dabar turim eit per tiltą, sakai? Tai turbūt. Einam baigsis čia, ten ko gero gatvelė yra, kur baigsis šitą sieną. Bandom kažką surasti, bet atrodo, kad sekasi nelabai lengvai. Štai, kad gatvelė čia turi būti, o čia šlaitas. Ne šlaitas, čia siena. Neigiamų kampų. Čia siena, akmenų. Va, žiūrėk, filmuoja musulmonai eidami iš priekio. Tai dabar žiūrėkime. Žiūrėk, šitų minaretų pilna ir dabar nežinia. Čia mes ir esame. Tai dabar palauk, mums reikia susirasti gatvelės kokios nors pavadinimą. Nu va, minaretas, dar vienas. Viešbučių tai net kas antras namas viešbutis. Bet tik tiek, kad reikia džiaugtis, mes geroj vietoj gavom. Viskas, tai kas čia dabar turi būti ant šalalio? Fontanas. Papuolim čia mes į... Va, žinai, kur bus? Va, tenai gali būti. Teisingai ir yra, tai simboliniai mediniai. Dens kolonėliai, va. Dabar mes einame prie lankomiausių Sarajevo senamiesčio objektų. Tai osmanų stiliaus 8-kampis, medinis, kas labai reta kalnų šalyje, fontanas Sebili, pastatytas 1753 metais. Jo paskirtis buvo aprūpinti geriamu vandeniu gyventojus ir keleivius. Po 99 metų Sebilis sudegė, bet dar po 39 metų buvo atstatytas visiškai toks pats, kaip buvo.
Paplitusi legenda, kad kas išgers vandens iš Sebilį fontano, kada nors būtinai sugrįš į Sarajevą. Sakoma, jei jau paragavai Sebilį vandens, miestas tavęs nepaleis. Aplink Sebilį visada pilna balandžių. Pasak vienos legendos, jie saugo miesto sielą, o prie Sebilį ši siela ateina atsigerti. Jei čia balandis nutupia labai arti tavęs, geras ženklas. Nu, einam dabar. Mes čia ir randamės prie tos mečetės. Kazazė. Ne, čia tokius pas manimi. Įėjimas į tą va iš šitos pusės labiau tikėtina. Nu, prieisim pagrindinę gatvę. Į ramesnę gatvelę atėjom. Kiek toli? Bokštas. Aha, laikrodžių. Nu kaip čia bokšto laikrodis. Va, o čia bus tas, va tas. Va tavo mečetė. Mečetė. Bet kaip jie čia pasiekti? Einam, lyg tai kažkas yra ten. Aha, galima užeiti į vidų. Einam. Einam, tai aš paskui irgi. Ai, kaip, o čia durys. O čia durys. Va. O čia galima pavaikščioti. Gazi Husrevbek mečetė, pastatyta 1530 metais. Yra didžiausia mečetė Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir vienas reprezentatyviausių osmanų statinių Balkanuose, pavadinta osmanų gubernatoriaus Gazi Husrevbego vardu. Akmens apdirbimų meistrus jo statybai vežėsi net iš Dubrovniko. Mečetės akmeninių sienų storis nuo 1,80 m iki 2,2 m. Tai pirmoji pasaulyje mečetė gavusi elektrą 1898 metais. Aha, bandysim užeiti į vidų. Niekas neina. Užtverta čia. Užtverta. Ką čia rašo, pažiūrim. Nu, pasižiūrėkim. Nuo 9 iki pusės 1. Tai turėtų būti atidaryta. Praeidė nuo 9 iki 12. Su trumpom kelnėm negalėjai. Va, matai. Ir turi skarelę ant galvos ir ilgus sijonus. Nu, tai tu gal ilgus Aš su kelnėm. Tai reikia pasižiūrėti praeidį. Praeidį tai kad penktadienis? Penktadienis. Tai tik penktadieniais turbūt. Aha. Šiaip jau neužeisi. Nėra ko. Bet kada neužeisi viską. Neužeisi. Turistų pilna. Ai, kad matai reikia. O, gražus fontanas. Pažiūrėjom, kas čia yra. Šitam. Nu, tai kad ar čia nebus turgus? Ai, kažkokia krautuvėlė. Krautuvėlė. Nu, tai dabar reikia mumiem ieškoti. Nu, gaujam toliau Sarajevo senamiesčiu. Šiaip įspūdinga gana. Įspūdinga, visai kitaip negu įpratę Europoje. Sako, Nu ką, laimingi. Einam ir žiopliniai. Va bus uždaras turgus. Va čia aš tau sakiau. Aš tau sakiau tarp tų kupolų šiandienos pusės. Gerai, užeinam pažiūrėti. Tai eina dabar į turgų, paskui eisim toliau ieškoti. Va uždaras turgus. Bet jau čia bus jau netradicinis, koks būdavo, man atrodo. Čia, žinai. Jau dabar bus visokių turistam pritaikyti. Niekučiais, jau čia tradicinio nieko nėra. Jo, jau tradicinio. Masiukais. Jo. Nu, bet praeinam vis tiek. pereisim, pažiūrėsim. Va. Biskį paik į šalį. Va. Sarajevo meeting of courses. Nu, aš dabar jau noriu
baik šai. Tai čia jau yra kultūrų susitikimas. Jo, Čia yra mečetės, musulmoniškoji pusė, krikščioniškas pasaulis, o dabar o į kitą pusę jau katalikiškas pasaulis. europinis toksai daugiau jau. Taip. Nu tai dabar eisim į europinį. Tai Čia labai greit. į katedrą bent užeisim. Jo, eisim dabar tenai. Bet tai žiūrėk, musulmonai pardavinėja rožančius. Bet ateina visa kompanija. Einam visi. Ai. Aš noriu pralenkti jas. Da yra europiniai dalyje minaretas. Su mečete. Aš kaip šiandien matau, kad jisai baigėsi. Va pasižiūrėk į namus architektūrą. Viršui va kaip padaryta. Taip. Kas padaryta viršų. Nu va, bareljefai, va jų valgiai. Va čia tie panašiai ir bus, kur te buvo. Yra jau ryt valgy. Arba šitie va, ryt jau valgysim. Bandysim valgyti rytoj šitų. Aha. Tokių Aš dar sūrio patiekalų. paragausiu. Rasim ir paskui grįšim į tą seną dalį ir rasim. Da mes turime eiti ieškoti maisto parduotuvių, bet jau čia pabaigoj. Tai grįždami maisto parduotuvės neveikia. Ambasados, Čia biskį laisvai kvėpuot galima. laisviau čia visai kitaip. Bet man rūpi tą katedrą nueiti, o to Jau tai nueis. Viską žin, ar galima užeiti. Katedra ir vėl bus uždaryta viskas, kad jos šmėgė. Reikais paklaus, kada atidarys, va jisai žiūri į laikrodį. Tai turėtų būti parašyti kažkur. Einu paklaus. Pas ką tu klausite žmogus? Nu va, matai, nežinomas? eina vaikščio sargybinis prie vartų. prie- Nu gerai, eik klaus. What time can visit? Tuesday. Tik Tuesday? Tuesday, 9 to 5. Ai, o why? Ai, Jėzus. What time opens? No, but yesterday was Friday was Tuesday. Tik antradienį. Kas čia su jum darosi, kad jie čia neleidžia? Nu, O dabar jau baigėsi uždarymas. Nespėjom. Viskas. this at 10:30. and then it's closed the whole day. 10:30, va, pusę 11, absurdas. visiškai. Visiškas Į absurdas. mečetę tik penktadienį, Čia dabar tik antradienį čia tik atidarys. antradienį. Einam viskį pavėsį, pažiūrėsim, kur dar galima. Absurdas. Va į tą reikia, tada ortodoksų tenai bus. Ant ortodoksų bus kokį trečiadienį nu, ar pirmadienį. Va ta bus ortodoksų. Va, matai? Ne ta? Nežinau, palauk. Nu irgi einam į pavėsį. prie Ferhadija Taigi gatvės. pavėsį. Nusivyliau baisiausiai. Nei tik tai nustatytos valandos ir dienos, kada galima eiti laisvai į mečetę, į katalikų bažnyčią. Nu, į mečetę tai suprasčiau, bet jau į bažnyčią katalikų, į katedrą, tai va šito nesuprantu. Bet aš nematau šitos ortodoksų bažnyčių, žinau. Nu, jau ortodoksų bažnyčia. Nu, eina, gal čia įleis. Graži didelė, bet vilties jau neturiu, kad papulsim čia. Nors vartai bent į šventorių rodos adarė. Ai, tai reikės man, jeigu įeit, tai reikės striukę apsirengti. Va, adaras, ne? Oi, Ne. Į vidų, kad galima pamatyti vidų neįėjus bent jau.
Einam, pažiūrėsim. A, į vidų galima pamatyti. Jo, galima pamatyti vidų. O Jėzus. Gerai, gerai. Okay. Okay. We don't go. Nu, panaši kaip ir žinai, kur žvėryno. Paskui Tai tenai cerkvė. cerkvė. O paskui, kai buvom Ukrainoje, aš norėjau pasimelsti ir padėkoti už tai, kad mes vakar likom gyvi ir sveikos kojos, galvos. Įėjimo, vidų be leidimų. O čia durys iš kitos pusės visiškai atviros. Pasirodo, kad čia yra Mergelės Marijos gimimo katedra. Pastatyta 1872 metais Sarajevo stačiatikių parapijos prašymu. Ją pastačius kilo incidentai tarp musulmonų ir stačiatikių, kadangi bažnyčios bokštas iškilo aukščiau už daugelio mečečių ir vietos musulmonai buvo labai nepatenkinti. Jie sukilo ir neleido atidaryti bažnyčios. Tik po metų su kariuomenės pagalba bažnyčia vis dėlto buvo atidaryta. Ai, tai čia tikras turgus, žinok, matai? A, nu gerai, tai einam. Ainam. Ai, tai čia mums visi, va, čia gerai. Va, kiaušiniai 4 eurai, nu ką tu galvoji? Tai palauk, 4 eurai 15 kiaušinių. Ai, 15. Taip. 8 eurai, tai kiek čia jų? 6, 5 kart 6, 30. Oho, tai 30, tai, tai pigiau. Tai ne 8 eurai, o 8 markės. Tai Aš žinau, tai 4 4 eurai, žinau. Čia daug pigiau. Nu tai sakau pigiau. Šitie nedomina, va. Ne, jau tų sūrių tikrai. Ne. No. Užtenka jau šią mes prisiragavom. Sūrumo to. Bandelių. Tų kaip visur. Va tų bandelių, kur vakar pasistėjom, kur buvo bandelės, tai jau pirkčiau. Ne, jau šitų tai sūrių dabar nedomina. O, tik tai praeinam, pasižiūrim, bet rūkyti, smarkiai rūkyti šitie. Baisiai. Jau turgus baigėsi. Nu jo, 12 valandų, sekmadienis, va tie visi saldumynai tie, jo čia jų visi tie. Va reikia va tokių sūrių pirkti. Nu, velniai žinau, kad nebūtų sūrus. Nu, bet jau rūkyti, tai, nu, čia jautina, aišku. Jautina, bet tai vis tiek. Net mėlyni. Aha, ir suvenyrai. Ovčiai. Tai čia ovčiai, tai čia avių. Ką? Avių. Ovčiai. 1 klasė, 2 klasės, nu bet net pajuodė. Jarė čia tai ėriukų. Tai aš ir nufilmuos, kad Aha, labai daug elgetų. iš maldos prašantį daug. Happy birthday. Oi, Jau čia visai nesenamiestis, bet šiaip tai gražus miestas, pastatai tokie gražūs. Va, bus šito amžinoji ugnis, va. va. Sarajevas labai smarkiai nukentėjo per 1992-1995 metų karą, kai Bosnija ir Hercegovina norėjo atsiskirti nuo Jugoslavijos. Tuomet miesto blokada tęsėsi beveik 4 metus. Žmonės miesto gatvėse medžiojo serbų snaiperiai. Žuvo daugiau kaip 10 000 miesto gyventojų. Jo atminimui dega ši amžinoji ugnis. Tam laiko ne dangų, bet vėstuvus. Tai čia banko rūmai. Aha. Šiandien sekmadienis,
Ir įsivaizduot, jokia maisto parduotuvė nedirba. Jo. Būtum pagalvoję, tai kažką turgui būtum nusipirkę. Tikėjomės, kad jau kokį rasim marketuką, kai čia tų marketų, ir nusipirksim duonos bent jau. Dar turim kefyro po buteliuką, dar turim kelias dešreles, slyvų turim vakarienį. Nieko nėra. Tai Laimutė nuėjo į viešbučių restoraną ir paprašė duonos. Tai už 8 jų markės gavom 9 bandelės. Vieną jau suvalgiau su vandeniu, labai skanu. Dabar dar liko 8, šiandien dienai užteks man jų. O rytoj pusryčiam pavalgysim sočiai ir jau dirbs krautuvėlės. Dar einam Sarajevą, popietį jau drūta. Vėsu, jau vėsu, smagu eiti. Einam pažiūrėti tą tiltą, kur buvo nužudytas Austrijos kronprincas. Ferdinandas. Pažiūrėsim čia. Nuo to, kur prasidėjo Pirmas pasaulinis karas, bene pats žiauriausias iš karų. Tas tiltas visai neatrodo kažkokį įspūdingai. Nu, va, priėjom tą tiltą. Pereinam. Tai be abejo. Bet ir nešvaru. Nu, ja. Tai tas gyvenimas vyksta. Tai Matai? gyvenimas vyksta, žinai. Bet Čia yra tarp sekmadienis, nors nežinau, kada čia musulmonai švenčia išeiginę dieną. Nežinau aš irgi. Matomės abu. Tai tas garsusis tiltas. Sarajevo dujų festivalis. Va, dirbtinis krioklys Padarytas. vieno tilto. Rajonė nematėm. Per šitą Lilijanskos upę. Tai kad ten šalia eini ir nelabai girdis. Nu, Tai žinai, miesto triukšmas. Kiek varnų. triukšmas. Nu, čia kiek čia varnų? Pilna. Tai einam iki mečečių. Tai galim paeiti iki mečečių. O Jėzus. Kokia įkalnė, va Jėzus. Eina. Kaip ten mašinos važiuoja. Va, tu per kūnį ten. O viena atbulu važiuoja. Einam pasižiūrėti. Tai aišku, vienuolynas bus uždarytas. Čia jų plauk, pažiūrim Ne kapinę. vienuolynas, o mečetė. Mečetė. Nete pasakiau. Ai, čia nieko. Matai, kas yra, kai atvyksta į tą miestą, matyti turistai, tai kur tik gali, tai ten ir stato automobilius. Kur tik gali. Grįžtam atgal. Klausysiu arčiau. Tas dirbtinis. Prieš rytdienos kelionę pasitikriname stabdžius. Pavirš mažumėlę mano užpakalinius stabdžius, nes man toks įspūdis, kad man jie yra biski per laisvi. Ir irgi savo dviračių stabdžius tikrina. Nes rytas nuo 7 duoda pusryčius, tai stengsimės anksčiau eit pavalgyti ir važiuoti, nes Kad tik nelytų. kad tik nelytų, jau dabar tas lietus. Bijom lietaus. Na, bijom lietaus. Niekad taip nebuvo, pirmą kartą šitaip. Va, Laimutė šalmas sulūžo po vakar kritimų, bet ačiū Dievui, galva beveik sveika, biski apdaužyta, bet ne taip smarkiai. Kažkaip dar nėra labai gerai, bet gerai. Jau rytoj, manau, viskas bus Apvyniausi gerai. izoliaciją. Na va. Irgi sako, kad šalmas kaip naujas. Gerai, dėkui. Tikiuosi atlaikys kelionę. Hažičio simbolis Meramo fontanas.